Sveiki. Šiandieną pabandysiu atsakyti į dar vieną jūsų atsiųstą klausimą. Manau, šitas klausimas yra aktualus kiekvienam žmogui, kuris save laiko tikinčiu. Klausimas, kaip priimti sprendimą pagal Dievo valią. Kad atsakyti šitą klausimą, mums reikia išsiaiškinti, o kas yra Dievo valia. Apie tai mums kalba šventasis raštas. Jono 6 skyriui 40 eilutė yra parašyta: tokia mano tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžinąjį gyvenimą. Todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Taigi šios eilutės mums kalba apie tai, kad Dievo valia yra, kad kiekvienas žmogus savo gyvenime sutiktų Jėzų Kristų, kad suprastų, ką jis padarė dėl to žmogaus ant kryžiaus ir kad įtikėtų. Dievo valia, kad kiekvienas žmogus sutiktų Jėzų Kristų savo gyvenime ir įtikėtų jį kaip savo gelbėtoją. Ir tokiu būdu Dievas kartu žmogui padovanoja ir amžinąjį gyvenimą. Dabar ką reiškia padovanoja amžinąjį gyvenimą? Antroji dalis šitos 40 eilutės atsako šitą klausimą. Čia yra parašyta: todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Amžinasis gyvenimas yra siejamas su paskutinėje diena, tai yra su teismo diena arba su Jėzaus antruoju sugrįžimu į šią žemę. Kada Jėzus sugrįš į šią žemę antrąjį kartą pasiimti savo žmonių, apie tai šventasis raštas kalba labai daug. Tai tą akimirką, kada žmogus bus prikeltas, nuo tos akimirkos ir prasidės žmogaus amžinasis gyvenimas. Taigi Dievo valia yra išgelbėti kiekvieną žmogų, kuris tiki Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju. Toliau pažiūrėkime, ką dar šventasis raštas mums atskleidžia apie Dievo valią. Psalmė 40, 9 eilutė. Mano džiaugsmas vykdyti tavo valią, mano Dieve tavo įstatymą turiu širdį. Dovydas kalba apie tai, kad vykdyti Dievo valią tai yra gyventi pagal Dievo įsakymus. Ir Naujajam testamente laiške romiečiams Paulius paantrina Dovydui. Jis sako: tu pažįsti jo valią ir įstatymo pamokytas išmanai, kas geriau. Taigi Paulius taip pat patvirtina tą pačią mintį, kaip ir Dovydas išsakė psalmėse, kad Dievo valia tai yra gyventi pagal Dievo įsakymus. Sako, tu esi pamokytas įstatymu, sako, tu supranti ir išmanai, kas yra gėris ir kas yra blogis. Taigi įstatymo tikslas yra parodyti žmonėms, kas Dievo akyse yra gėris ir blogis, kad žmogus galėtų teisingai pasirinkti. Taigi, Dievo valia taip pat yra, kad žmogus pripažintų Dievo įsakymus ir gyventų pagal juos. Toliau pirmas laiškas Tesalonikiečiams 4 skyrius nuo 1 iki 5 eilutės. Pagaliau, broliai, prašome ir raginame jūs viešpatyje Jėzuje, jeigu išmokote iš mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, o jūs taip ir elgiatės, tai darykite vis daugiau pažangos. Jūs juk žinote, kokių nurodymų esame jums davę viešpaties Jėzaus vardu. Tokiagi Dievo valia į jūsų šventėjimas. Susilaikykite nuo svetimavimų. Kiekvienas jūsų tai išmoks laikyti savąjį indą šventai ir pagarbiai, nepasiduodamas nežabotiems geismams, kaip esi tarp pagonių, kurie nepažįsta Dievo. Taigi mes matome, Paulius šios eilutės atskleidžia, kad Dievo valia yra žmogaus šventėjimas. Ir jis sako, darykite vis daugiau pažangos. Taigi Paulius iš pagonybės atsivertusių tikinčiųjų tikisi, kad jie darys vis daugiau pažangos, kad jų gyvenime bus daugiau šventėjimo. Ką reiškia šitas šventėjimas? Jis simbolizuoja žmogaus dvasinį augimą su Dievu. Paulius tikisi, kad žmogus nestovės vietoje, bet jisai augs dvasiškai, giliau, stipriau pažindamas Dievą, suprasdamas Dievo žodį ir panašiai. Taigi,
Dievo valia yra žmogaus šventėjimas, dvasinis augimas. Ir va čia mes galime matyti tokią tarsi atmintinę, kas yra Dievo valia. Dievo valia yra išgelbėti kiekvieną žmogų, kuris tiki Jėzumi kaip savo gelbėtoju. Toliau Dievo valia yra parodyti per įsakymus, kas yra gėris ir blogis. Ir Dievo valia yra auginti tikinti žmogų dvasiškai. Dabar dabar einame prie to jūsų atsiusto klausimo, kaip priimti sprendimą pagal Dievo valią. Taigi dabar aš tokį praktinį klausimą apžvelgsiu, kaip pasirinkti darbą pagal Dievo valią. Ir kaip mes galime tą atmintinę, kurią mes jau išmokome arba pasiėmėme iš švento rašto, pritaikyti, spręsdami šitą gyvenimišką situaciją. Kaip pasirinkti darbą pagal Dievo valią? Na, atsižvelgdami į šitą atmintinę, užduokime savo 3 klausimus. Įvertinkime, ar darbo sąlygos nesikirs su mano tikėjimo tiesomis. Na, mes kaip tikinti žmonės visi suprantame, kaip pavyzdys ar ne, bažnyčios svarbą mūsų gyvenime. Kad Dievas mus atvedė pas save, tai ir atvedė jis pas mus į tam tikrą bažnyčią ir toje bažnyčioje Dievas pakvietė mus tarnauti. Kiekvienas iš tikinčių žmonių turi savo dvasinės dovanas, kuriamis jis bažnyčioje tarnauja. Dabar užduokime klausimą, ar tas darbas arba tos darbo sąlygos, jos nesikirs su mano tikėjimo tiesomis. Pavyzdžiui, ar jos netrukdys man savaitgalį lankyti savo bažnyčios? Ar netrukdys tarnauti toje bažnyčioje? Paklauskime savęs, ar tame darbe nebus verčiamas laužyti Dievo įsakymus. Pavyzdžiui, meluoti. Aš pamenu, viena mergina dalinosi, dirbo kavinukėje ir jos menedžerė liepdavo jai pilti į kavą ir arbatą klientams pieną, kurio terminas buvo pasibaigęs. Ir ši mergina atsisakė tai daryti, kadangi jos sąžinė neleido to daryti. Jai tai buvo kaip melagystė ir ji gavo palikti šitą darbą. Tai yra čia kaip pavyzdys, ar ne? Užduokime savo klausimą, ar tame darbe aš nebūsiu verčiamas laužyti Dievo įsakymus. Trečias klausimas, kurį mums reikėtų užduoti savo, tai išsiaiškinkime, ar darbo aplinka nepakenks mano dvasiniam augimui. Na, įsivaizduokite, kad jums pasiūlė darbą bare. Na, turite įvertinti aplinką, kuri bus tame bare, tai alkoholis, keiksmažodžiai, palaidas elgesys žmonių, tranki muzika kiekvieną dieną. Paklauskime savęs, kaip visą tai paveiks mano dvasiniam augimui. Užduokime savo klausimą, ar manęs nebus prašoma dirbti viršvalandžius. Tai yra, ar tas darbas manęs neišvargins, ar aš turėsiu, ar tai nepakenks mano asmeniniams santykiams su Dievu, nes mes kaip tikinti žmonės, kiekvienas turime savo laiką suplanavęs su Dievu dienos bėgyje. Ar šitas darbas viso to laiko su Dievu iš manęs neatims? Taigi, kaip pasirinkti darbą pagal Dievo valią, užduokime savo šios 3 klausimus, atsižvelgdami į tą atmintinę, kurią mes pasiėmėme iš šventojo rašto. Dabar kaip rinkti bet kokį sprendimą pagal Dievo valią? Tai nebūtinai gali būti sprendimas susijęs su darbu. Tai gali būti bet koks gyvenimiškas sprendimas. Vėlgi užduokime savo 3 klausimus. Įvertinkime, ar priimtas sprendimas nesikirs su mano tikėjimo tiesomis. Taip, mes tikime Jėzumi Kristumi kaip gelbėtojui, bet tas tikėjimas jis yra daug platesnis. Jėzus mokino daug skirtingų dalykų šventajame rašte. Ir kaip mes tuos dalykus suprantame ir kaip mes juos pritaikome savo gyvenime, tai yra susijęs su mūsų sprendimais. Tai yra, užduokime savo klausimą,
Ar visa tai nesikirs, arba tas sprendimas, kurį aš priimsiu, nesikirs su mano tikėjimo tiesomis. Toliau išsiaiškinkime, ar mano sprendimo tolimesnės pasiekmes neįstums manęs į nuodėmę. Tai yra pats sprendimas, kada mes jį priimame, jis gali būti visai neblogas, tame gali nieko nebūti blogo, tai gali nesikirsti su mūsų tikėjimu, bet tolimesnės pasiekmes. Leiskime savo truputėlį pažvelgti toliau ir pažiūrėti, o kaip bus toliau priėmus tą sprendimą. Ar nebus taip, kad vėliau aš atsidursiu nuodėmės gniaužtuose? Įvertinkime šitą. Ir trečias klausimas, paklauskime savęs, kaip priimtas sprendimas paveiks mano dvasinį augimą su Dievu. Kaip tai įtakos tą laiką, kurį aš esu susikūręs dienos bėgyje, bendrystėje su mano gelbėtoju. Taigi, štai toks būtų ir atsakymas, kaip priimti bet kokį sprendimą pagal Dievo valią. Žinokime, kokia yra Dievo valia. Dievo valia yra išgelbėti kiekvieną žmogų, kuris tiki Jėzumi kaip savo gelbėtoju. Dievo valia yra parodyti per įsakymus, kas yra gėris ir blogis. Dievo valia yra auginti tikinti žmogų dvasiškai. Dabar ką daryti, jeigu suprantame, kad priimdami sprendimą pažeisime vieną iš atmintinės punktų? Na, tai būna dažną kartą tikinčių žmogaus gyvenime, kad žmogus supranta, kad priimdamas tą sprendimą jisai prieštarauja Dievo valiai. Na, visų pirma, tai reikėtų sąmoningai ir suprasti, kad mes sąmoningai pasirenkame prieštarauti Dievo valiai. Tai šioje situacijoje reikėtų savo tiesiog savęs sąžiningai paklausti, ar aš noriu būti krikščionimi, ar nenoriu. Mums reikėtų apsispręsti, būsiu krikščionimi, ar nebūsiu. Neteisingai yra viena koja stovėti pasaulyje ir viena koja stovėti krikščionybėje. Užduokime savo klausimą, kodėl mes atėjome į krikščionybę. Kodėl mums šiandieną yra reikalingas Dievas. Dievas trokšta mūsų visiško atsidavimo. Dievas trokšta, kad mes neitume prieš jo valią, nes jis supranta, kad kada žmogus eina prieš jo valią, žmogus kenkia pats savo. Todėl taip, mes turėtume apsispręsti, būsime krikščionimi šiandieną, ar ne. Ką daryti, jeigu priėmė sprendimą, supratai, kad jis ne pagal Dievo valią. Na, būna gyvenime, kad mes kartais taip giliau nepamastome, tiesiog priėmėme spontaniškai sprendimą ir supratome, kad tas sprendimas buvo ne pagal Dievo valią, nes jis mus pastumėjo į nuodėmę. Arba mes matome, kad galimai tas sprendimas, kurį mes priėmėme, pastumės mus į nuodėmę. Mes turėsime pasielgti prieš Dievo valią. Tai tuomet mes turime galimybę pasitaisyti. Mes turime galimybę priimti sprendimą pagal Dievo valią. Kaip pasirinkti, jeigu abu sprendimai neprieštarauja Dievo valiai? Mes turime keletą pasirinkimų ir dabar abu pasirinkimai, matome, neprieštarauja Dievo valiai. Dabar kurį iš jų pasirinkti? Dažną kartą būna žmogui dilema. Atrodo ir tas tinkamas, ir tas tinkamas. Na, tokiai situacijai reikia pasirinkti vieną ir tikėti, kad tai yra geriausias sprendimas. Dabar, kada mes priimame sprendimą pagal Dievo valią, tai nereiškia, kad mes nesusidursime su sunkumais. Ir tai nereiškia, kad tie sunkumai, su kuriais mes susidurime, kalba apie tai, kad tas sprendimas buvo ne pagal Dievo valią. Bet koks sprendimas gyvenime, jisai savyje turi tam tikrų sunkumų. Bet tie sunkumai, jie yra tam, kad mes išmoktumėm pasitikėti Dievu. Todėl nusiraminkime, jeigu priėmėme sprendimą pagal Dievo valią, pasitikėkime jo visą širdimi, visą sielą ir jis padarys viską, kas geriausia. Tikiuosi, man pavyko atsakyti į šitą jūsų klausimą. Jeigu kils daugiau klausimų, prašome, visada lauksiu.
Dalinkitės savo klausimais po šiuo video arba siųskite man asmeniškai. Linkiu Jums geros dienos ir Dievo palaimų. Sudie.